Nesvarbu, kurį pradžios kelią pasirinksite. Terminas skaičiuojamas nuo sutarties pasirašymo, arba jei tiksliau, nuo avanso sumokėjimo dienos. Todėl, pasirinkus mūsų įprastą kelią, projekto suderinimas vyksta skaičiuojantis terminui. Mokėjimus išskirstume į 3 dalis. Pirma dalis sumokama avansu, pasirašant sutartį, antra dalis sumokama pilnai suderinus gamybinius brėžinius prieš medžiagų užsakymą, trečia dalis sumokama po baldų sumontavimo. Su sutartimi gaunate ir šios priedus – baldų specifikaciją su aktyviamis nuorodomis į visas plokščias ir mechanizmus, išankstinę sąskaitą bei papildomos informacijos lapą su reikalinga informacija prieš pasirašant sutartį. Sutartis dažniausiai pasirašoma nuotoliniu būdu, mobiliu elektroniniu parašu, su Smart ID per Dokobit arba tiesiog nuskenuojant ar nufotografuojant pasirašytą dokumentą. Gavus sutartį ir avansą, jūs gaunate laišką su tolimesne projekto eiga bei informacija, kuri reikalinga iš jūsų. Dažniausiai tai būna buitinės technikos sąrašas, rankenėlės ar kita trūkstama informacija. Kai turim viską, derinami gamybiniai brėžiniai. Jūs patvirtinimai gaunate tiek 2D, tiek 3D vaizdus. Jeigu reikia, padarom ir trumpą video, kad tikrai neliktų vietos nesusikalbėjimų. Patvirtinus projektą, antrą įmoką, užsakomos medžiagos.